Labą dieną. Aš Robertas Vitas, Lituanistikos tyrimo centro tarybos pirmininkas. Šiandieną pasikalbėsim su advokatu Povilu Žumbakiu. Povilas gimęs Klaipėdoj ir kartu su savo šeima 1944 metais pasitraukė į vakarus laikę Antro pasaulinio karo. Tenai gyveno 4 metus stovyklose vakarų Vokietijoje ir 1949 metais atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. Jungtinėse Amerikos valstijose baigė mokslus, baigė Loyolos universitetą ir baigė John Marshall teisės mokyklą. Daug metų Povilas dirba advokatu Čikagoje, vietiniuose teismuose ir federaliniuose teismuose. Povilo nuopelnai lietuvių visuomeniai yra nesuskaičiuojami. Povilas ypač pasižymėjo ginant lietuvius, kurie buvo kaltinami įvairiais nusikaltimais laikę Antrojo pasaulinio karo. Federaliniuose teismuose Čikagoje, Detroite, Vašingtone ir kitur jisai gynė lietuvius prieš Amerikos valdžios įstaigą, specialiųjų tyrimų įstaigą, angliškai Office of Special Investigations arba OSI. Ta tema jisai irgi yra daręs įvairių pristatymų, yra skaitęs paskaitas Amerikoje, Lietuvoje, Australijoje, Pietų Amerikoje, išleidęs visą eilę knygų, veikalų ir straipsnių. Povilo nuopelnai tuo atveju yra tikrai nesuskaičiuojami. Povilai, noriu paklausti iš pradžių, kaip susidomėjai ta tema ir OSI veikla? Robertai, aš susidomėjau daug metų prieš įsteigimą OSI Amerikoje. Aš pastebėjau, kad po Simo Kudirkos įvykių sovietai pamatė, ant kiek pabaltiečiai Amerikoje ir kitose vakarų kraštuose sukelia dėmesio prieš Sovietų sąjungą. Mes čia atvykom, žinom, ką reiškia Sovietų sąjunga ir mes esam liudininkai. Ir jie pamatė, kad yra proporcingai didelė įtaka Amerikos, Anglijos ir kitose valdžios. Ypač dėl nepripažinimo politikos, kad nepripažino užėmimą Lietuvos, Latvijos ir Estijos. Ir mes turėjom savo diplomatus Vašingtone, Londone ir Vatikane ir panašiai. Ir tas jam labai užkliudo. Ir staiga maždaug 3-4 metus po Simo Kudirkos bandymo pabėgti, Lietuvoje pasipylė KGB finansuotos ir organizuotos knygos. 2 rūšių knygos. Vienos knygos rodė, kaip jie, komunistai, kovojo prieš fašistus, prieš kolaborantus, prieš partizanus, kuriuos jie vadino banditais. Kitas setas knygų buvo taikytas vakarams, net anglų kalboje ir panašiai. Ir jie pradėjo kiršyti lietuvius, latvius, estus, ukrainiečius, kitus su žydais. Jie siuntė informaciją į Izraelį, siuntė žydų bendruomeniai į Ameriką, kiršyti dėl holokaust ir panašiai. Ir dar eskim tokių knygų pavyzdys. Čia rašo Smerš vadovas. Smerš buvo vienetas, kur buvo blogesnis negu Gestapo, kur žudė lietuvius ir panašiai. Buvo Stalino įkurta speciali agentūra. Ir dar eskim, jie atvažiavo į Lietuvą žudyti partizanus ir ypatingai tuos, kurie drįso atsistoti prieš Sovietų sąjungą, kovoti prieš Sovietų sąjungą. Tai tas pirmas setas knygų. Kitas setas knygų buvo, kaip minėjau, taikytos amerikiečiam, kad tie lietuviai, latviai, estai, ukrainiečiai, kiti, kurie pabėgo nuo Sovietų sąjungos. Kodėl jie bėgo nuo Sovietų sąjungos? Gi Sovietų sąjunga buvo aliantai su Amerika Antram pasauliniam kare. Taip. Ir kas jie yra? Jie yra karo nusikaltėliai. Jie kolaboravo su naciais ir panašiai. Ir Povilai rašo ant anglų kalba. Taip. Tai atrodo, kad Tarybų sąjunga pamatė
išeivijos lietuvių ir kitų tautinių mažumų politinę galią. Taip. Tai iš tikrųjų mūsų bijojo. Taip. Ir kas buvo, reiškia, jie tą propagandą čia varė ir jų draugai Amerikoje, ypatingai kairios pažiūros politikai ir jų draugai, pradėjo Amerikos kongrese tyrimus. Tyrimus, ar yra įvažiavusių nacių į Ameriką. Ir paskelbė, kad jų nuomonė yra bent 10 tūkstančių nacių, kurie įvažiavo į Ameriką. Kiti sakė 1000, kiti sakė 500. Apklausinėjimuose dalyvavo žmonės, kurie nekentė Amerikos. Ne tik, kad nekentė lietuvių, latvių, estų, ukrainiečių, bet nekentė pačios Amerikos, ypatingai Amerikos saugumo, Amerikos kariuomenės, panašiai. Ir tie apklausinėjimai vyko porą metų. Ir kai tie klausinėjimai vyko Amerikos kongrese, Vašingtone, tada buvau bendruomenės taryboje ir bandžiau iškelti taryboje, kad vyksta tokie apklausinėjimai. Vyksta propaganda prieš mus, kad yra pavojus, kad gali išeiti įstatymai, kurie paveiktų mūsų veiklą ir panašiai. Deja, be lietuvių bendruomenė ir mūsų organizacijos nesidomėjo. Vienintelė grupė, kuri susidomėjo, buvo Latvija. Jie įsteigė vadinamą Truth Fund, rinko pinigus, sako, čia yra akcija prieš mus, kas nors vyks. Tai Latvijai čia praktiškai vadovavo. Jie pramatė 5 metus prieš tai, kai pravedė specialų įstatymą, kurį vadino Holtzman Amendment, kuris praktiškai sako šitaip, sutrumpinant Amerikos teisėtvarką, privalo deportuoti ir atimti pilietybės iš žmonių, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie nacių. Arba prie tų valstybių ir tų valdžių, kurios su naciais turėjo bendrus ryšius. Ir specifiniai karo nusikaltėliai ir nusikaltę prie žmogaus teisės tarp 1933 metų ir 1945. Nuo to, kai nacių partija įsisteigė, iki karo pabaigos. Tie karo nusikaltėliai ir tie kolaborantai su naciais turi būti rasti, atimtos pilietybės iš jų ir jie turi būti deportuoti. Dabar, kas buvo labai charakteringa, kad jie paėmė labai gerą principą, kad karo nusikaltėliai turėtų būti baudžiami. Aš už tą sutinku 100%. Bet pagal teisės principus žmonės turi būti teisiami lygiai. Negali būti sakyti, aš teisiu Robertą, bet neteisiu Povilą. Taip. Čia yra prieš visus įstatymus. O tas įstatymas konkrečiai kalba tik apie kai kuriuos karo nusikaltėlius, ne visus. Tai pagal tą įstatymą kai kurie karo nusikaltėliai gali gyventi Amerikai, gali gauti pilietybės, bet ne tie, kurie nutarė, kad specifiniai tą periodą ir specifiniai, kurie vienaip ar kitaip prisidėjo prie nacių. Ir tai, ko jie tada tuo metu ieškojo, kai sakai, kad nelygiai traktavo, tai tada Amerikos valdžia buvo nusistačiusi prieš kurias grupės? Prieš praktiškai pagal įstatymą ne to nenurodo, bet realiai yra grupės, kurių žmonės vienaip ar kitaip pabėgo nuo sovietinės sistemos. Tai po 4-5 metų to apklausinėjimo pristatė Elizabeth Holtzman įstatymą, tą įstatymą pravedė ir prezidentas Carteris 79 metais įsteigė OSI. Tai praktiškai prieš rytų Europos gyventojus, žmonės. Tai čia buvo koks nors nusistatymas, pavyzdžiui, prieš lietuvius specifiniai, iš kur tas iškilo? Viešai to nesako, bet kas buvo, kai prasidėjo OSI ir jie pradėjo bylas atimti žmonėm pilietybės. Tai pirmiausiai buvo pradėtos bylos beveik tuo pačiu laiku.
Ir tada gali susidaryti vaizdą, prieš ką jie dirba. Pradėjo prieš lietuvius, latvius, estus, ukrainiečius, rumunus, lenkus, visus žmonės, kurie buvo už geležinės uždangos. Stebuklingai, kas buvo didžiausia kolaborantai su naciais? Sovietų sąjunga, kur oficialiai pasirašė sutartį, Japonija ir Italija. Ir stebuklingai per visus tuos metus nerado nei vieno sovieto, kuris būtų prisidėjęs su naciais ir vienaip ar kitaip persekiojęs žydus ar kitas mažumas. Tai čia lyg prosovietinis nusistatymas. Taip. Aiškiai taip išėjo. Ir dabar, kas dar paaiškėjo, tai išėjo knyga pirmutinio OSI viršininko Alan Ryan Jr. Aha. Quiet Neighbors. Ramus kaimynai. Pasakyta amerikiečiam, kad kaimynas, kuris yra atvykęs iš rytų Europos, nors labai geras pilietis, gerai dirba, yra geras kaimynas, gal jis yra nacis. O nacijų yra visur ir yra tų žmonių tarpe, kurie atvyko iš Sovietų sąjungos. Dabar, ką jis padarė Alan Ryan, kai įsteigė OSI? Beveik pirmą iš karto prieš pradedant veiklą nuvyko į Maskvą. Nuvyko į Maskvą ir padarė slaptą sutartį, kuri turbūt tokios sutarties Amerikos istorijoje nėra buvę. Jie sako, kad nėra nieko raštiškai, nėra nieko formaliai sutarta ir iki šio laiko, do 79-80 metų, negali paaiškinti, kokia ta sutartis yra. Dabar svarbiausia, ką reikia paminėti, yra, kad Ryan, kai nuvažiavo su savo kolegom į Maskvą, jie susitiko su vyriausiu Sovietų sąjungos prokuroru generolu Rudenko. Generolas Rudenkas buvo Stalino paskirtas prokuroras dar karo metu. Mes visi žinom, jeigu skaitom istoriją, kai buvo Nürnbergo teismas ir teisė nacių pagrindinius vyriausius žmonės, Sovietų sąjunga, Anglija ir Amerika turėjo savo prokurorus. Sovietų sąjungos vyriausias prokuroras Nürnberge buvo Rudenko. Ir pirmiausia, jis bandė pristatyti nusikaltimus, kad naciai nužudė Katyn 20 000 Lenkų karininkų. Tai čia melas. Aišku, tai buvo melas. Taip. Kai pamatė, kai jis tą negali įrodyti, tai sako, gerai, tai mes kitką įrodysim. Ir jis liko, kaip Stalino. Jam net nebuvo gėda, kai jis bandė pristatyti didžiausią istorijos, reiškia, farsą. Dabar įsivaizduokite, reiškia, Rudenko priima Ryan. Ryan rašo, kaip jie mielai bendradarbiavo ir kaip jie kalbėjo ir kaip jie tarėsi ir panašiai. Ryan ir jo kolegos turėjo žinot, kad Rudenko ne tik tai buvo teisėtvarkos viršininkas Sovietų sąjungai, bet jis prižiūrėjo Gulag. Ir kai Gulage lietuviai ir ukrainiečiai, latviai ir estai badu mirė ir jos labai sunkiai koncentracijos stovykloje kankino badu ir panašiai, jie sukilo, sukilimas buvo pasyvus, nustojo dirbti ir panašiai. Atėjo NKVD ir su viršininku Rudenko apsupo koncentracijos stovyklą ir tos žmonės sušaudė. Pirmas šūvis buvo iš pačio Rudenko. Tai taip, kai jis turi kruvinas rankas įvairiais būdais. Kaip prokuroras, kur siuntė nekaltus žmonės į kalėjimus ir žmogus, kur net vadovavo žudynėm. Ir štai Amerikos valdžia su tokiu žmogum draugiškai apsikabinę padaro sutartį. Tai Povilai, čia atrodo, kad Amerikos valdžia lyg be sarmatos dirba su tokiais melagiais ir taip kaip Jungtinės Amerikos valstijos dirbo su sovietais Antro pasaulinio karo metu, tai ta istorija vėl kaip nors kartojosi. Teisingai. Jo. Dabar ta sutartis buvo, slapta sutartis buvo dėl dviejų pagrindinių dalykų.
sovietai sutiko pristatyti, kabutėse, liudininkus prieš amerikiečius. Antras dalykas, jie sutiko pristatyti dokumentus, kurie rodytų, kad lietuviai kiti, kurie yra kaltinami Amerikoje, yra karo nusikaltėliai. Dabar, kas liečia liudininkus. Liudininkai turi atvažiuoti liudyti į teismą. Sovietai sakė, no. Jūs galėsit apklausinėti tos liudininkus Sovietų Sąjungai. Skirtumas tarp apklausinėjimo Amerikoje teisme ir apklausinėjimo Sovietų Sąjungoje yra kaip diena ir naktis. Jie sudarė sąlygas, kaip galima apklausinėti liudininkus. Pavyzdžiui, jie suranda kokį senuką, kuris būktai dalyvavo kokiam vienete, kur dalyvavo žydų šaudyme ar panašiai. Ir jis jau yra kalėjime buvęs. Jį KGB atveža apklausinėjimui. Prieš atvežant jį paruošia, primena jam, kai jis turi sakyti, ką jis turi sakyti, pristato jį į apklausinėjimo kambarį, kur vadovauja prokuroras, sovietinis prokuroras, vietinis. Tai, kaip Lietuvoje buvo Bakučionis, kuris persekiojo Tamkevičių, kitus disidentus. Jis buvo vyriausias, kuris nutardavo, kas už politinius nusikaltimus eina į kalėjimą, kas važiuoja į koncentracijos stovyklą ir panašiai. Dabar jis pirmininkauja tam posėdį, kur apklausinėja tą liudininką. KGB sėdi tenais. KGB pristato vertėją. Bo tie liudininkai kalba, daleiskim, lietuviškai, ar ukrainietiškai, ar latviškai. Ar rusiškai. Ta vietinė kalba. Viskas vyksta to vietinė kalba. Prokuroras vietoj, kad duot priesaką, kaip Amerikoje. Amerikai duoda liudininkai priesaką, kad jie sakys teisybę. Sovietų Sąjungoje prokuroras primena jam, neprašo priesakos, bet primena, kad jis bus nubaustas, jeigu jis nesakys teisybės. Jo. O teisybė žinoma, ką jis turi sakyti. Taip. Ne. Dabar teoretiškai Amerikos gynybos advokatai dalyvauja ir OSI advokatai, prokurorai dalyvauja. Teoretiškai gynybos advokatai turėtų teisę klausti to liudininko daug klausimų, kaip pavyzdžiui, kas tave čia atvežė? Taip. Ar tau kas nors priminė, ką sakyti? Ar tau pagrasino, jeigu nesakys? Jo. Visi tie klausimai yra realūs, kur gali Amerikos teisme klausti. Taip. Pirmiausia klausimas, kai vienas Buržas, geras Latvijos advokatas, klausė, sako, ponas liudininkė, ar tu sutiktum atvažiuoti į Ameriką liudyti, jeigu mes užmokėtumėm tavo išlaidas? Sako, sutikčiau. Taip. Sako, ar tu sutiktum liudyti Amerikos teisme? Klausė antro, sutikčiau. Ar tu sutiktum atvažiuoti į Ameriką liudyti? Sutikčiau. Nuo to prokurorai pasakė, daugiau tokį klausimą negali klausti. Tai va. Paaiškėjo, kai OSI tarėsi su sovietais, iškilo klausimas, kas gali atsitikti su tais liudininkais, jeigu jie atvažiuos į Ameriką. Pirmiausia, jie gali bandyti pabėgti. Taip. Ir aiškiai rodo, kad OSI užtikrino sovietam, nebijokit, mes neleisim jiem prašyti pabėgėlio teisės. Tas, kada aiškiai buvo garantuota. Kitas dalykas buvo garantuota, kad mes juos vienaip ar kitaip prižiūrėsim. Ir grąžinsim atgal į Sovietų Sąjungą. To neužteko sovietam, jie vis tiek bijojo, kadangi dar didesnė baimė buvo, kad tas liudininkas gali pasakyti teisybę. Taip. Ir tas neprimtana. Tas būtų neprimtana. Tai čia yra liudininkai. Dabar, kas liečia dokumentus, ir aš turėjau vieną bylą, kur tas buvo labai aišku. Sovietai parenka dokumentus iš sovietų archyvų. Tie archyvai yra perimti iš nacių, kai jie okupavo rytų Europą, rado įvairius dokumentus nacių kariuomenės, politikos vienetų, jų prokurorų ir panašiai. Dabar tie archyvai yra uždari, net OSI negali nueiti tos archyvus. Ir tą liudijo OSI liudininkai, kurie ekspertai,
kurie liudija, kad dokumentai yra teisingi. Ir kai paklausi jų, ar jum leido pažiūrėti, kur tie dokumentai yra? Ne. Ar jie įrodė, kaip tie dokumentai atsirado Sovietų Sąjungai? Ne. Nieko to negalima klausinėti, mes turim pasitikėti. OSI duoda dokumentą, kuriam davė KGB ir štai yra dokumentas ir pristatomas Amerikos teisme. OSI sako, gerai, tikrinkit. Tikrinti vienas dalykas tokį dokumentą, kur buvo parašyta prieš 70 metų, yra labai sudėtinga, yra brangi procedūra. Gynyba neturi fondų. Kitas dalykas, sovietai laiko tą originalą dokumentą Sovietų ambasadai. Jeigu leidžia, ir buvo porą atvejų, kur leido ekspertam pažiūrėti, vis tiek neleidžia net paimti dalį popieriaus, patikrinti, ar tikrai tas popieris. Sako, gadinsi dokumentą. Visokiai tokių buvo priežasčių. OSI duodavo FBI sako, jo dokumentas yra nepagamintas. Nors yra daug klausimų, ne tiek klijai, rašalas kartais pasikartoja ne tas ir panašiai, bet mes negalim sakyti, kad yra falsifikuotas. Tai tokius dokumentus pristatydavo. Dabar reikia atsiminti, kai sovietai užėmė rytų Europą ir kai paėmė iš nacių viską, ir Vokietijoje ir panašiai, jie rado popierį, rado rašalą, rado rašymo mašinėlės, rado štampas, rado viską. Jie gali pagaminti, ką tik tai nori. Tai tie dokumentai mes praktiškai turim pasitikėti, kad buvo sovietų. Aš dar paminėsiu, kad ir OSI, ir FBI priklauso Teisingumo departamentui. Teisingai. Tai gal ir FBI irgi buvo įsakyta, jūs čia nekelkite tų klausimų. Aš manyčiau, kad buvo įtaka, FBI žinojo, kam jie dirba, jų viršininkas yra paskiria tą patį FBI viršininką, tai prezidentas paskiria, bet dirba su vyriausiu prokuroru, vyriausias prokuroras dirba su OSI. OSI atskiras vienetas. Tai jie visi žino, kas kam dirba. Yra komanda. Bet aš neįtariu, kad FBI falsifikavo. Aš manau, kad tuo metu FBI dar dirbo sąžiningai. Aš to negalėčiau padaryti šiandien. Negalėčiau to pasakyti šiandien. Tai vienu žodžiu, visi tie buvo neaiškumai. Tai kadangi teismai priėmė tos dokumentus ir aš bandžiau gauti pagalbą iš lietuvių bendruomenės, kitur sakau, reikia iškelti viską tą. Staiga visi prarado interesą, teisingumą ir panašiai, pradėjo rūpintis kasdienybę. Tai aš sudariau asmeniškai, porą žmonių man padėjo finansiniai, surinkau dokumentus, padėjo Rasa Razgaitienė, po to mano štabas buvo Rimas Korupskaitė, advokatė, Laima Nainytė padėjo, buvo kiti, ypač kai kurie ukrainiečiai, ekspertai panašiai. Aš sudariau rinkinį dokumentų, įrodyti, kad OSI dirba su KGB. Ne? Taip. Ir aš tuos dokumentus su asmeniškais laiškais Vašingtone pagaminom tą, per 3 dienas atėjo studentų iš ukrainiečių, lietuvių, latvių, estų. 30 studentų atėjo padėti man ir per vieną popietę išdalinom tą leidinį asmeniškai kiekvienam Amerikos kongreso atstovui, kiekvienam senatoriui, kai kuriem aukštiem pareigūnam, pradedam su prezidentu Reiganu, su vyriausiu teisėju Amerikoje, kai kuriem pagrindiniam žurnalistam ir kai kuriom ambasadom ir panašiai. Ir tik buvo asmeniškai laiškai duoti klausimas, ar jūs žinot, kokį įstatymą pravedėt, ar jūs žinot, kaip OSI, Amerikos valdžia, prokuratūra, kuri tuo pačiu metu turi bylas prieš KGB ir prieš sovietų šnipus, kita dalis dirbo su KGB ir gauna tą medžiagą. Taip. Jūs paminėjot prezidentą Reiganą. Taip. Tai čia
Man įdomu, čia lygiai ironija yra, nes prezidentas Reiganas tikrai nebuvo prosovietiškas. Bet tie įvykiai vyko, prasidėjo jo prezidentavimo metu. Tai kaip taip galėjo įvykti, kai toksai kaip Reiganas yra prezidentas? Čia yra sunku atsakyti. Galiu tik tai vieną pavyzdį duoti, kai buvo deportuojamas Estas į Estiją, Linas. Buvo didelė konfrontacija. Estai protestavo, lietuviai protestavo, mažiau lietuvių, bet latviai protestavo, kad kaip galima siūsti Estą, amerikietį, iš kurio buvo atimta pilietybė ir buvo privestas deportuotas, ir Amerika deportuoja į Estiją, į Sovietų sąjungą, Sovietų Estiją, kai Amerika nepripažįsta okupacijos. Taip. Tai tie dalykai iškilo ir tai klausimas nuėjo iki prezidento Reigano. Prezidento Reigano pirma reakcija buvo, kad jokių būdų čia nėra gerai. Taip. Po kelių dienų paaiškėjo, kad čia yra virš prezidento. Ir jis nusileido. Gerai, tai net ir prezidentas nenorėjo maišytis. Nenorėjo maišyti. Dabar, kai tą dalinom, kai studentai tą dalino penktadienį popietę, aš pakviečiau Neil Sher, kurį pažinojau, papietauti. Ir kas buvo Neil Sher? Neil Sher buvo OSI viršininkas 8 metus. Gerai. Jis buvo, mes su juo turėjom konfliktą. Ne tik teisme, bet ir už teismo ribus. Susirašinėjom, panašiai, buvom draugiški priešai. Tai aš jį pakviečiau pietų. Restorane padariau rezervacijas savo vardu, ne pavardę. Žinojau, kad OSI turi, Neil Sher turi įvedęs tvarką, kad nieks negali kalbėti su kongreso atstovais ar su žiniasklaida be jo leidimo. Kadangi jis norėjo pats kalbėti. Tai kai tą dalino pradėjo skambinti visi į OSI bando surasti Neil Sher, jie neranda, kadangi mes restorane 2,5 valandos valgom pietus. Per tą laiką buvo išdalinta visi dokumentai kongresui. Tai čia toksai buvo, tarp jo ir manęs buvo panašus žaidimai daug metų. Bet rimtai kalbant, kas gavosi, eilė senatorių ir eilė kongreso atstovų, vieni pusiau gana viešai, kur pakvietė pasikalbėti, kiti mažiau viešai apklausinėjo OSI, pakvietė paaiškinti daugiau. Aš nuvedžiau kai kurios advokatus, kur turėjo patirtį, susipažinom. Ir kaip po pavyzdį buvo užsienio reikalų pirmininkas senate Percy, iš Illinois senatorius. Jis susidomėjo to, padėkojo už tą. Ir jis turėjo daug, jo štabas turėjo daug klausimų. Tai aš jam detaliai atrašiau ir tada jis labai privačiai paprašė susitikti Čikagoje. Ir daleiskim, mes sėdėjom, kaip dabar būdu sėdim, 1,5 valandos ar kiek, kadangi jis matė, koks yra pavojus Amerikos teisiniai sistemai. Jis nieko negalėjo pažadėti ir aš supratau tą, kadangi yra toks didelis politinis spaudimas ir panašiai. Tuo pačiu teko gauti per draugus OSI pasiaiškinimus senatoriam, kurie parašė ilgus pasiaiškinimus, kad viskas vyksta pagal Amerikos teisinę sistemą. Mano tikslas to išdalinti tą dokumentą buvo ne kad pakeisti įstatymą, bet norėjau, kad kiekvienas rimtas politikas ir kad kiekvienas žmogus, kuris domisi Amerikos teisėtvarka, suprastų, kad yra vėžys Amerikos teisiniai sistemai. Taip. Ne? Dabar iš to, kas buvo dar įdomu, tai kaip po pavyzdys, vienas laiškas buvo pasiųstas American Bar Association prezidentui. American Bar Association tais laikais turėjo 400 suvirs tūkstančių Amerikos advokatų. Ir aš pats priklausiau tai Bar Association.
buvo rimčiausia teisininkų organizacija Amerikoje. Tai aš pasiunčiau tą leidinį prezidentui American Bar Association ir sakau, ar neturėtų Amerikos Bar Association susirūpinti, kad Amerikos teisiniai sistemoje vyksta tokie dalykai, kur yra apeinama pagrindiniai principai įstatymai. Kas buvo įdomu, prezidentas man neatsakė, vietoj to jis pasiuntė tą mano leidinį ir mano laišką savo American Bar Association advokatų firmai, kur atstovaudavo jis. Aha. Ta firma yra Čikagoje, Sidley and Austin. Taip. Yra milžiniška firma. Ta firma paėmė, nusintė mano tą laišką ir mano leidinį vienam Harvardo garsiam advokatui. Jis baigęs Harvardą, dirbo Sidley and Austin, partneris, garsus trial lawyer, kur dirbdavo teismuose labai rimtose bylose. Ir jis buvo rusų teisės sistemos ekspertas. Jis perskaitė mano darbą, jis man paskambino, mes susitikom, jis turėjo daug klausimų. Žinoma, kadangi čia buvo iš kabutės, iš opozicijos, mes susitikom labai kaip svetimi žmonės, nepažįstami. Aš jam pristačiau savo medžiagą, kiek turėjau. Po kiek laiko aš gavau kopiją jo memorandumo, kadangi buvo privačiai prašymas, tai nebuvo kliento ryšiai, jie neoficialiai paprašė nuomonės. Taip. Tai jis rado, reiškia, progą man parodyti, ką jis parašė. Jis parašė ne tik tai, kad mano kaltinimai yra tikslus, bet jis dar griežčiau parašė, kad American Bar Association ir teismai turėtų susirūpinti, kas dedas. Aišku, tas nepatiko American Bar Association. Tada jie oficialiai prašė opinijos iš Sidley and Austin. Sidley and Austin tada sakė, gerai, jeigu Henry Mason parašė tokį aprašymą, tokį dokumentą, tai mes pasiūsim kitai advokatai, kur yra irgi sovietų sistemos ekspertė, kur yra daugiau patikima. Pasirodo, kai jį parašė dar kietesnį laišką, reportą, aprašymą, dar daugiau paremė mano kaltinimus. Bet tas kaltinimas buvo slaptas. Nuėjo į American Bar Association ir jie neatsakė. Po to paaiškėjo, kodėl jie neatsakė. Todėl, kad to prezidento terminas baigėsi, atėjo naujas prezidentas, o aš buvau rašęs anam prezidentui, tai jau nebereikėjo. Jau nebereaguoja. Ir neatsakė. Tai čia buvo, reiškia, rezultatas to mano leidinio Washington. Bet aš stebiuosi, kad pavyzdžiui, toks kaip Amerikos Bar Association prezidentas, kad tos asociacijos pareigūnai, kad jiem rūpėtų, kas darėsi tuo metu Amerikos teismuose. Bet atrodo, kad tuo atžvilgiu jiem nerūpėjo. Buvo politinis spaudimas, buvo, įsivaizduok, kaip žiniasklaida pristatydavo tą klausimą. Kai patraukė bylą lietuvį, kuris nieko bendro neturėjo su nacių partija, visi laikraščiai Čikagoje, kai pradėjo prieš Liudą Kairį, buvo pirmas lietuvis, kur buvo Čikagoje patrauktas į OSI teismą, visi 4 dienraščiai, visą savaitę, pirmam puslapį dėjo jo nuotrauką. Sako, naciai Lithuanian, naciai rastas, Brighton Parke, katalikas, eina į bažnyčią, vienas iš tų ramių kaimynų. Rastas, vyra nacis. Būk tai darė tą, lyg būtų baigęs teismas, lyg būtų visi kaltinimai įrodyti. Ir tarp kitko toj byloj pasidarė kitas įdomus dalykas, kad gintis tokioj byloj, realiai tais laikais, kukliai kalbant, ginti reikėtų maždaug $1–2 milijonų. Taip. Samdyti advokatus, samdyti ekspertus, išmokėti kelionę išlaidas, teismo išlaidas panašiai. Nei vienas lietuvis to neturėjo, negalėjo apsiginti. Tai kai jis nuėjo į teismą, jis sako, aš negaliu gintis. Bet kadangi čia yra civilinės, ne kriminalinės bylos, kas gavosi? Teisėjas nenorėjo jį nuteisti, matydamas, kai jis yra be advokato.
Jam kaip teisėjui būtų nepatogu. Tada jis paprašė advokatų didžiųjų firmų, kad jos paskirtų, ką nors, kad dirbtų pro bodą, už dyką atstovautų kairį. Bet kas nori atstovauti naciją, kai jau yra paskelbta, kai jis yra nacis? Taip. Yra nepopuliarus dalykas ir yra nemanoma. Taip pat kaip Bar Association, jeigu čia yra nacijai, mes nusiplaudam rankas, mes nenorim klausti. Mes nenorim apie tai kalbėti. Kas gavosi Liudo Kairio byloj, didelė teisės firma Kirkland & Ellis, norėdami įtikti tam teisėjui federaliniam, sako, gerai, mes apsiimsim. Ir jie paskyrė 2 garsius savo geriausius trial lawyers, kurie eidavo į teismą, ekspertus, David Springer ir Fred Bartlett, ir jie apsimė ginti Kairį ir jį gydė iki apeliacijos teismo. Po to firma nutarė, kai jie daugiau nebenori išleisti pinigų ir jie buvo ramiai išstumti iš firmos. Net garsus advokatai. Tikrai. Vienas iš jų, tarp kitko, vėliau atstovavo prezidentą Bush per rinkimus, kai buvo Floridai problemas su rinkimų klausimas ir ėjo vyriausią teismą. Jis atstovavo prezidentą Bush vyriausiam teismui. Tokio lygio advokatai sutiko ginti. Ir kas gavosi, jie pamatė, kokia yra betvarkė toj sistemai. Ir abudu, ypatingai David Springer, tapo didžiausias kritikas OSI, kadangi sako, kad Amerikoje negali būti tokios sistemos, negali būti dvigubai standartai. Taip.